Sveiki visi įsijungę dar vieną mano podcast epizodą. Susitinkam jau 2024 metais, tai yra pirmas mano video šiais metais, tai sveikinu su naujais metais. Ir šiandien aš svečiuose turiu gerą savo draugą ir wakeboarderį, tai yra Aurimas Susila. Sveikas. Labas. Kaip gyveni? Gerai gyvenau. Tai kaip tavo petis, nes mes susitinkam porą mėnesių po operacijos, kaip jau, ar jau geriau jautiesi? Jeigu būtum paklausęs prieš porą savaičių, tai pasakyčiau, kad dar lėoji. Ar buvo, žinai, tokias mintis, ar man reikėjo tos operacijos, ar aš čia gerai padariau. Bet va dabar reabilitacija jau į pabaigą eina ir taip sakyčiau, kad visai gerai jaučiuosi. Gerai ta ranka lankstos, tas petis juda, biškis skausmų yra, bet atsistatau padiškai. Kaip tik šnekant apie tą, ar reikėjo, tai man labai keistai atrodo, nes toks vaizdas, kad tarp wakeboarderių dabar darosi populiaru operuotis petį. Guoda, Ryanas, tu, visi pas tą patį chirurgą beje. Taip. Tai kodėl tau prireikė šios operacijos apskritai? Pas mane tai čia tokia sena trauma. Aš ledo ritulio laikais, pamenu, pirmą kartą man tie skausmai prasidėjo. Tai kodėl tarp wakeboarderių šita trauma tokia populiari? Todėl, kad tas stresas tiesiog ant peties, tempimas, pastovus išnirimai visi peties, toks ganėtinai intensyvus sportas pečiam. Tai dėl to tokia populiari trauma, nes visa apkrova ant peties. Dabar toks įdomesnis klausimas, ar tai yra tavo pagrindinis rankos petis? Taip. Tai gal blindai neįnauda? Aš nemanau, kad jie padeda pečiui. Pereinam prie tavęs labiau, nors nežinau, ar įmanoma labiau negu operacija. Kaip action sportai atsirado tavo gyvenime? Toks pirmas action sportas, sakyčiau, gal buvo arba snowboardai, arba parašytizmas. Skaidavimu dar šiek tiek, bet toks labiau hobis mano. Tai jo, labiau gal snowboardai biški anksčiau prasidėjo, tai pradėjau nuo snieglenčių ir po to, po kurio laiko wakeboardas prasidėjo. Šiaip užsiminė apie skydivingą, kaip kilo mintis pradėti skydivingą? Mano šeima tokia, mano brolis šokinėjo, mano tėvas šokinėjo, tai mane, kai buvau mažas vaikas, mane pastoviai išsiveždavo į drop zoną, ten kur šokinėjo jie. Tai aš, kai buvau vaikas, kiekvieną savaitgalį važiuodavau kartu su jais, žiūrėdavau, kaip jie šokinėjo, tai tiesiog vieną dieną pasakiau, kad viskas noriu ir aš. Tai gavas, pirmą šuolį padariau 11 metų būdamas, o po to licenciją įsilaikiau 14. Tai taip ir prasidėjo mano tas action sportas. Visai neblogai. Smagu tokią šeimyną turėti, kurie prijaučia tam action sportam, bet dar prie šitų action sportų dar pas tave gyvenime buvo ir ledo ritulys, apie kurį užsiminėjai. Taip, ledo ritulys. Tai pradėjau ledo ritulį sportuoti 6 metų būdamas, tai 3 metus žaidėjas buvau, tiesiog puolėjas, gynėjas ir po to tapau vartininku. Tai iš viso ledo ritulį žaidžiau 12 metų, tai jo, ledo ritulys gan didelį dalį mano gyvenimo užėmė. Ir žinoma, tada galim pereiti prie visiems įdomiausias, ko gero dalies, tai vandenlentis. Taip. Kaip vandenlentis atsirado tavo gyvenime? Tiesiog kažkada vasarą, tai čia buvo 18 metai, vasarą su draugu, net ne vasarą, pavasarį su draugu ieškojom kažkokio vasaros darbo. Tai irgi nežinojom, ką mes čia norim veikti, ką dirbti norim, tai tiesiog random dieną su draugu radom skelbimą Facebook'e, kad ieško į vandenlenčių parką operatoriaus. Jo, tai mes nežinojom, kas tas veikas yra, nežinojom, kur mes čia varom, bet davai varom, sakom. Tai nuvarėm į tą parką, ten gal 8 buvom, kurie norėjo, operatoriais tapti, įsidarbinti. Tai atrinko mus dviese su draugu, tai įsidarbinom į tą veik parką, tai tai man ir prasidėjo visas tas veikas. Įsidarbinau, pradėjau plaukti, pradėjau sportuoti. Tai aš tai pirmą kartą sutikau, jeigu neklystu, 19 metais Wakespot'e, kuomet buvo Hobby Riders finalai, nes Wakespot'e vyko finalas iš 3 etapų, tu tada lipai ant podiumų, laimėjęs čempionatą. Papasakok apie pačias varžybas, nes aš asmeniškai tuo metu dar tik tai mano pirmas sezonas buvo pradėjus dirbti operatorium. Ir man tuo metu Hobby Riders čempionatas atrodė, kad 3 etapai, tai čia labai didžiulis čempionatas, čia labai big deal. Kaip tau tuo metu, nes tai buvo tavo antras sezonas, bet nebuvo pirmas varžybos? Jo, buvo antras sezonas, pirmos varžybos buvo pirmam sezone, ten ir labai ant durniaus nuvažiavau į tas varžybas, tai
hobby rideris. Tai į pirmas varžybas važiuodamas į pirmą etapą, kuris buvo Molėtuose. Flip Point. Tai Flip Pointe. Tai į pirmas varžybas važiavau toks nelaimėt, o tiesiog sudalyvauti. Tai jo, biškai pasirašiau tą savo plaukimą, pasirašiau savo raną, suplaukiau ir pirmą vietą tada laimėjau Flip Pointe. Tai tada hitino, kad wow, čia kažkas įmanomo, kažką galima, reikia toliau varyti. Tai jo, tai tada antras etapas, trečias etapas, jau stengiausi, rašiausi tom varžybom, jau važiavau į varžybas ne tik sudalyvauti, o jau bandyti kažką laimėti. Antras etapas buvo mano namų parke, Eleveitė tada. Tai Eleveitė antrą vietą pasiėmiau, ten nežinau, ar man neleido laimėti, kad tas visas čempionatas prasitęstų, ar kaip ten buvo, neaišku. Ir tada trečias etapas jau Flip Pointe buvo, kur dalyvavom. Veiks Point. Ja. Jo, aš atsimenu, kad kuomet dar prieš varžymas žiūrėjau tuos standings, reitingus, kad jo, nebuvo aišku, nes buvo keli potencialūs laimėtai, nes jeigu neklysiu, Hobby Riders formatas buvo, kad jeigu tu patenki į finalinį etapą varžybose, tada gauni taškus, tai vadinasi ten top 4 ar 6 ar 8 rideriai iš visų dalyvavus tik tai gauna taškus. Taip. Tai ir viskas išsprendė Veikspot'e. Ir kadangi man tai buvo pirmas sezonas, tai buvo pirmas varžybas, kurias aš stebėjau, man, sakau, tai buvo labai big deal. Ir aš tada atsimenu, kad tu laimėjai kartu su Liepa. Laimėjai, Liepa laimėjo merginų, tu laimėjai vaikinų. Ir aš tada galvojau, kad wow, pro wakeboarderis, nes čempionatų laimėti, it's a big thing. Ir tada po poros metų mes susitikom snowboardinant. Jo, mes su Barhaus varėm su Vinšu. Taip. Ir tada, realiai tada, aš pirmą kartą, ko gero, kaip normaliai, net tai, kad mačiau tave, bet pasisveikinau. Ir mes tada pradėjom šnekėti. Ir aš labai gerai atsimenu iš tos dienos, kad kada mes vinčinom, nes Vinčas mūsų užtemdavo į paipą, visi pasileisdavo, išskyrus mus. Taip. Mes visą paipą laikydavom barai ir iki pat kol nusileisdavom. Tai buvo, mes veikinom. Taip, mes wakeboarderiai buvom. Ir labai akivaizdžiai šitas matėsi iš tiesų. O prie ko aš vedu, tai yra, kad tada ir užsimezgė mūsų draugystė, tas visas bendravimas. Ir aš tavęs nebemačiau jau kaip tokio didžiulio pro, nors tu priklausai Barhauso pro veik komandai. Bet kaip Hobby Riders čempionato laimėjimas pakeitė tavo požiūrį į vandenlendes? Ar apskritai pakeitė? Taip, tikrai pakeitė. Tai tie laimėjimai davė vis tiek to pasitikėjimo savim. Tai tikrai laimėjęs tą čempionatą, norėjau toliau tobulėti, norėjau stengtis, nes, jo, kaip ir sakiau, kad supratau, kad tikrai galima kažką iš šito sporto bandyti padaryti. Bet realiai ir to čempionato metu tu jau buvai pakviestas prisijungti prie Barhauso veik komandos. O, čia geras, nes pats nelabai atsimenu tas tikslias datas, man atrodo, po čempionato čia gavas. Po čempionato mes su Marium, pamenu, antrame etape plaukiam, jis mane pamatė ir tada jo, bus po čempionato mane. Tada man Marius parašė, sako, atvažiuok pasikalbėti. Ir koks jausmas būti wakeboardų komandos šopo nariu? Geras jausmas, tikrai smagu. Nes, su Barhausu realiai visa veik komanda, aš esu tikrai neblogai pažįstamas ir vaibas tikrai geras būna, ypač kuomet aš varau pafilmuoti ir panašiai ir turiu idėjų, tai su bet kuriuo iš jūsų galima įgyvendinti tai. O dar pašnekant apie realiai jau praeitą sezoną, 23 metų sezoną, tu tapai Lietuvos veik surfo čempionų ir veiko paskui katerį čempionų. Taip. Kaip kateris atsirado tavo gyvenime? Čia buvo 4 mano sezonas, man atrodo, pradžia 4 sezono, aš įsidarbinau į Elektrėnų veik parką, Evei vandenlenčių parkas, man atrodo. Taip. Ten įsidarbinau su sąlyga, kad aš plauksiu už katerį. Tai pasikalbėjome su parko vadovu, jie turi veik katerį, tai aš pradėjau plaukti šio. Jo, mano mintis buvo, kad Lietuvoje šitas sportas dar nėra labai daug, toks nėra populiarus, tai mano mintis buvo, kad aš plauksiu, aš galiu tikrai kažką pasiekti ten Lietuvos mastu. Na taip, priešingai, jeigu žiūrint su Amerika, tai Amerika kaip tik kateris yra daug populiariau už kabelį, tai o
tavo asmeninė nuomonė, kas yra smagiau? Kateris ar kabelis? Tikrai kabelis, tikrai parke yra daug smagiau plaukti, daug ramiau gali plaukti, nėra to, žinai, baimės, nes už katerio vis tiek tu plauki greitai, bet koks nukritimas gali labai skaudėti. Tai jo, sakyčiau, kad parke tikrai geriau. Ir dar prie viso to tu esi ir bent jau buvai kapitonas katerio. Taip. Koks jausmas būti kapitonu? Šiaip geras, bet čia, žinai, iš šono atrodo, kad turėtų būti žiauriai smagus darbas, turėtų būti žiauriai faina, vis tiek vasara, kateris, žmonės, bet yra kita pusė to katerio kapitono. Ne, bet kita vertus iš šono žiūrint, tai ir veik parkuose. Atrodo, kad operatoriam dirbti yra svajonių darbas. Pabu puikiai žinom, kad nėra taip lengva, kaip atrodo. Tai nėra. O šnekant tada apie kabelį, pašnekėkim dar apie vieną 23 metų pasiekimą, tai yra hacker varžybas. Hacker varžybas vyko Splash vandenlenčių parke, buvo Pro ir Open grupės, jeigu neklystu. Ir tu Open grupiai užėmė antrą vietą. Buvai vienas iš 2 lietuvių užlipusių ant podiumo, buvai laipteliu aukščiau. Taip. Papasakok apie patį hackerį, visą konceptą ir kuo šitas varžybos tavo atrodė išskirtinis, lyginant su kitom. Tai tikrai tas išskirtinumas pasireiškia, kad figūros visai kitokios, suhekintos, prijungtos ten kažkaip kitaip. Tai šiaip tikrai geras varžybos, kad ir kaip baisiai tos figūros atrodė, jas nebuvo tokios labai pavojingos. Tai tikrai kitoks jausmas yra plaukti ant tokių figūrų kitaip suhekintų, kai jau savaitę, 2 savaitės prieš tu buvo įpratęs plaukti prie normalių. Tai jo, labai išskirtinės varžybos, žiauriai fainos, žiauriai smagu buvo, tikrai nesitikėjau iš tikrųjų net taip aukštai gal papult, nes aš neturėjau tokio dar ilgo pasirašymo tom varžybom, nes buvau tik grįžęs iš Portugalijos, porą savaičių praėjo ir tos varžybos prasidėjo. Tai tikrai džiaugiuosi, kad taip išėjo. Ja, visas tas setupas, aš tiek ir video dariau ir pats plaukiau, aš realiai pusės hekų aš net nedrįsau paimti, ypatingai Felixo. Taip. Man ten atrodo žiauriai baisu. Tai Felixas ir buvo ta baisiausia figūra, kur labiausiai net laidi klaidom. Bet visi kiti hekai buvo tokie paprasti, ten tik pabandyti reikia. O kaip šiaip visas tas, nes vėlgi, hakerio varžybas aš filmavau, visą tai stebėjau iš šono ir man labai didžiulį įspūdį padarė starting dockas. Kaip, papasakok apie tą visą, kokios ten emocijos buvo ant starting docko? Būtent finalų metu, tai aš irgi tokio vaizdo nelabai matęs, gal per Red Bullio kokias varžybas ir veikduelio pamatai tą. Tai tas visas vaibas, kai visi raideriai, pro raideriai sustoja, rėkia, šaukia, filmuoja, tam Max buvo geras vaibas. Tikrai tas palaikymas, kaip jautės, žiauriai gerai. Aš stebiuosi, kad starting dockas išlaikė, nes ten masė žmonių buvo labai didžiulė. Tai realiai visi su jo, visi plaukikai. Na taip. Tai, ir tu namo pasiėmė antrą vietą. Koks jausmas, vėlgi grįžtant prie to, koks jausmas buvo antrą vietą užimti tokiuose varžybas? Nes realiai hakeris, tiek pagal prizinį fondą, tiek pagal dalyvavusius, buvo iš esmės tolygus veikdueliui beveik. Ir tai buvo vienos didžiausių varžybų ir tikrai išskirtiniausias varžybų Lietuvoje. Ir antra vieta. Koks jausmas buvo? Tai kaip ir per kiekvienas varžybos, kai ant podiumo užlipė, tai tikrai gera užlipti ant podiumo, tikrai smagu. Buvo biški gal liūdna, nes tikrai nedaug trūko man ten iki pirmos vietos. Porą klaidelių buvo padarytų, bet jo, kaip ir visada, žiauriai gerai, smagu. Šnekant apie podiumus, einam dar toliau ir turim Veikpondo pirmą vietą. Veikpondas. Anykščiai. Taip. Simas pasiėmė, Čiūta pasiėmė antrą, tu pasiėmė pirmą. Taip. Kaip ten sekės? Nes jūs dalyvaujate tenais kiekvienais metais, nors tai atrodo tiesiog nedidelės, labiau vietinės reikšmės varžybos, bet jūs nežinojau, kiek metų nepraleidžiate jų. Tai man atrodo, antrus metus iš eilės dabar vyksta tos varžybos. Tai man kuo tos varžybos patinka, kad mes atvažiuojam, mums padaro atskirą pogrupį ir mes varžomės su tikrai, žinomais plaukikais, raideriais, kurie, šiaip visose varžybose dalyvauja, bet visi yra panašaus lygio. Tai Viksporte tos varžybos tikrai... Veikponde? Atsiprašau, Veikponde. Labai sunku, nes daug pavadinimų yra suveikti. Tai tos Veikponde varžybos labai tokios gaunas įtemptos, nes
iki pat galo nežinai, kas laimės. Kaip ir Simas, va, irgi iki pat galo nesitikėjo, kad lips ant podiumo. Taip pat ir aš, nes suplauki finalinį plaukimą ir galvoji, kurią čia vietą dabar paims. Nes, negali įvertinti taip. Jo, mano manimu, Veikpondo šios varžybos išsiskiria tuo, kad atvažiuoja tikrai gerų raiderių, kurie dalyvauja ir Tulines, ir bando į veikduelį kvalifikuotis, bet visą tai vyksta 2-0 sistemai. Nes dabar mes jau pradė, kad pro raideriai visi važinėja ratų sistemai, varžosi ratų sistemai, tai va čia toks labai gaunasi išskirtinumas, nes 2-0 sistemai pro varžybų mes nelabai turim, apart Veikpondo realiai. Taip. O tau pačiam, kur labiau patinka? Ar ratų sistemai varžytis, ar 2-0? Jo, jeigu prieš metus būtum paklausęs, tai tikrai 2-0 būtų buvęs atsakymas, bet dabar, kai namų parkas plešas, tai ratų sistemoje tikrai daugiau plaukiu, tai 100% ratų sistemai. Tai splešą jau vadini savomais. Jo, aš ten šią vasarą kiekvieną dieną ten buvau. Tai tiek aš su Veikpondo klausimu bandžiau pritemti, nes, kiek žinau, varžytis buvo sunku, nes savaitę prieš tai mes praleidom splešą, visą savaitę, ir mes ten filmavom Veik video. Iš esmės, iš pradžių mes vadinam Veik video pardu, bet dabar aš kiek žiūriu, tai jau kaip ir norisi net ir filmų pavadinti. Tai papasakok, ką mes ten tą savaitę veikiam. Taip, tai ta savaitė tikrai buvo viena sunkiausių vasaros savaičių. Tai susigalvojom nusifilmuot, kaip partą, kaip filmą dabar vadinam. Keliamės anksti ryte, kai saulė, tik kyla saulė, keliamės anksti, plaukiam, kai lygus vanduo ir sugalvojom, doubles plaukt. Tai dar truputį informacijos, tai mes be 15:06 mes jau būdom ready plaukt. Tai vadinasi, kad mes keldomės kaip kas, aš asmeniškai 5, išskyrus antradienį. Taip. Antradienį mane pažadino. Ačiū Bertai. Bet mes keldomės realiai 5, plius mes turėjom vieną naktinį šiūtą, jeigu neklystu, buvo trečiadienis, jo. Tai mes sugalvojom apsišviesti vieną figūrą naktį, kaip plaukimas naktį, kuomet matai tik tai vieną apšviestą figūrą, nes visur kitur buvo tamsu. Keistas. Tikrai keistas plaukimas toks, bet normaliai, kai plauki visą tą ratą, labai keista būna, nes toks jautiesi vienas tame ežere, nieko aplinkui nematai, figūros vos šviečia. Pats plaukimas ant tos apšviestos figūros irgi toks išskirtinis, nes tu kaip ir matai ją, bet jinai nėra iš visų pusių apšviesta, tu nematai visų kampų, plus tamsoj plaukiant tas greitis labai didelis, tai tikrai toks kitoks jausmas. Ja, aš atsimenu, kad kuomet mes ją apsišvietėm, tai realiai aš jūsų net nematydavau. Aš nematydavau jūsų net jau po sekančio posūkio. Tai aš net neįsivaizduoju, koks jausmas plaukti, bet tuos kadrus pamatysite tame video, kuris pasirodys. Ir staigmena, aš parodysiu dabar jums teaserį. Tai tu pats jo dar nematėjai, kuomet mes filmuojam. Tai iki kol podcastas išeis, aš jau būsiu sumontavęs teaserį. Tai kviečiu pasižiūrėti teaserį ir tada papasakosim daugiau. Tai gero žiūrėjimo. Nežinau, gali apsimest, kad matyti teaserį. Wow. Wow. Pastor. Amazing teaseris. Taip ir galvojau, kad geras bus. Būtent tokio ir tikėjomės. Tai, o grįžtant po teaserą, tai, žinoma, reikia paprominti tai, kad prieš porą dienų
prieš porą dienų nufilmavo, tai prieš kokią jau savaitę nuo tada, kai pasirodys. Sukūrėm renginį Facebook'e šio video premjerai, tai visus kviečiu, aprašyme bus nuoroda, visi galite pasižymėti kalendoriuose gegužės 4 dieną. Premjera vyks Trakuose, visų jūsų laukiam pasižiūrėti, nes rodysim tiek pagrindinį video, tiek behind the scenes video ir žinoma bus gėrimų ir apačioj bus wake parkas, gegužę jau turėtumėm galėti plaukti, tai va. O grįžtant prie paties video, kas buvo sudėtingiausia filmuojant? Sudėtingumas pasireiškia anksti keltis kiekvieną dieną. Tas jėgų trūkumas, vis tiek biškai vėliau miegotai, ne anksti kelies kiekvieną dieną. Nėra labai dar lengva plaukti iš pačio ryto, tik atsikeli, atsistoja ant adoko, visas šlapės, hidrekas, šalta, tai sakyčiau, tas visas nuvargino. Patys triukai, jo, irgi vis tiek tokie nėra labai lengvi triukai, irgi nuvargina, daug pakartojimų triukų, tai tas ir ištraukė visas jėgas, tas buvo sunku. Ja, aš atsimenu, kad trečiadienį ryte aš atėjau pas jūs į kambarį. Simas net nesugebėjo normaliai atsisėsti. Tiksliau, jis atsisėdo, jis bandė stotis ir jis vos nesuklupo ir nenukrito ant žemės. Nes jo, šiek tiek smarkiai nuovargio ant jūsų kūno tikrai jautėsi. Jo, bet tas kelimas, manau, tai buvo sudėtinga visai komandai. Nes realiai tai buvo, ko gero, didžiausias, mano asmeninis video projektas, tai buvo tikrai didžiausias. Nes mes turėjom 7 žmonių komandą, kurie kiekvieną rytą keldavosi, kiekvieną rytą būdavo ant doko, laiku, pažadindavo mane, kuomet reikia, tą vieną dieną. Ačiū tau ir Simui, kad jūs plaukėt, ačiū tau. Nes be jūsų tikrai nebūtų. Tai dar kažkada tik tai pakviesiu visus gegužės 4 dieną, Trakuose, Facebook'o eventas apačioj, atvažiuokit, pažiūrėkit, nes mums asmeniškai tai yra tikrai didžiulis įvykis. O tai tada mes pabaigai. Kokie tau 24 metų planai? Tai pirmiausia, planas yra pilnai atsistatyti po operacijos, seksis, plauk toliau, tobulėt, ir patys tikslai, tai aš manau, kad aukšti mano tikslai turėtų būti. Dalyvauti varžybose, stengtis laimėti, tobulėti, išmokti kažko naujo. O šiemet hakeriai Open ar Pro jau? Bus matyti. Pažiūrėsim. Gerai, tai susitiksim, ko gero, kaip visada ant lentų. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū Aurimai tau, kad apsilankei. Ir kaip visuomet, susitiksim ant lentų.